Tai labas rytas Tokijau. Štai parodau savo mėgamą vietą, savo gūžtą. Tai yra super milžiniška sofa. Nerealaus dydžio, nerealiai padokį vidury virtuvės. Uždengta po širmą. Kaip matot, gyvenu kaip tikras prisiglaudėlis. Čia yra Takašio namai. Krūva technikos. Gyvena truputėlį apsivertęs. Bet šiaip labai neblogai. Turiu netgi biškį balkoną. Biškį truputėlį. Namas 3 aukštų. Kaip jisai sako, plieninės konstrukcijos atsparus nuo žemės drebėjimo. Tikėkimės, gal pajausim ir tą žemės drebėjimą begyvenant. Tai va, dabar keliausim į miestą. Tiesiai patį centrą į Šinčiukų rajoną. Patį pagrindinį ir didžiausią. Tai va, leidžiamės žemyn laiptais. Čia yra rūsio kambariukas, kur gyvena keliautojai. Kol kas gyvena 2. Viena Ispanė ir viena moteriškė iš Kolumbijos. Bet jau neužilgo šitas kambarys taps mano. Ir bus labai super. Taip, kol kas vis dar glaudžiuosi virtuviai. Mano super kambariukas. Visiškai japoniško stiliaus su japoniškom grindim. Įvairiausiais altoriais, lėlėm. Popieriniam uždangom ir dar kažkokio altorių. Čia, kaip suprantu, jo tėvai yra. Tai jisai čia padaręs jam altorių, tai aš ir gyvenu su tuo altorium. Viską darau ant žemės, va, miegu ant žemės, sėdžiu ant žemės. Turiu čia porą kėdučių, bet nelabai tokių. Čia dar pasitęsiu va savo čiužinuką ir miegu. O čia arvidėlis. Sakyk labas, sakyk labas. Tai va, taip gyvenu, turiu čia biškį langelį, kartais atsidarau. Su purvinu vaizdu. Tai va, čia turiu buitinį kambariuką, kur gyvena visi mano daiktai. Čia kažkur gyvena vabalas Pekeliūnas, su kuriuo nesutarėm. O čia dar turiu net šaldytuvą ir mikrobangį. Tai va. Kondicionierius. Svarbiausias aksesuaras yra kondicionierius. Kai toks karštis, tai gelbėja. Čia vaikystės nuotraukas. Čia gal jisai turbūt vaikystėje buvo, nežinau. Bet nelabai panašus. Bet kas ten supras? Nu ką, einam į miestą, parodysiu, kaip vyksta išvykimo procesas. O, tas karštis. Mano vaikiška piniginė. Čia tas dviratukas, su kuriuo kartais biškį prasimindžioju. Čia namas. Aukštas tas namas, didelis, 3 aukštų. Ir dar ten kažkas yra. Nu, bet aš taip aukštai nebuvau. Iš pradžių gyvenau 2 aukšte. O po to persikėliau va į savo rūsio kambariuką. Čia, kuris šiaip yra 1 aukšto kambariukas, bet kai čia tokie namai, tai išeina kaip rūsys. Tai va, visai nemažas namas, kaip vienam Takašiui. Nu ką, dabar siaurom gatvelėm, pro kaimynus einam įstoti. Čia yra mano šeimininko automobiliukas, Daihatsu. Labai nedidelis, kabrioletas. Kas įdomiausia, variklis iš viso miniatiūrinis, 600 kubinių centimetrų.
Sportinis mano vairas, rekaro sėdynės. Žodžiu, biškį pasinešęs. Jisai sveria tik 800 kg. Tai net ir turėdamas 90 arklio galių traukia visai neblogai, kaip jisai sako. Na ką, parodom dar namą. Iš lauko pusės. Tai vat, atrodo gan didelis namas, bet viduj vietos nėra labai įspūdingai daug. Tai vat, nu ką, keliaujam stoti. Eisim per šortkutą, kad nebūtų taip karšta. Jau šūkauja laukiniai. Visą laiką jie čia šūkauja. Čia toks selė turgelis, selė parduotuvė. Čia tiek visokių skanybių yra, kad... Reikia pasipildyti kortelę, nes dabar jau moku už savo pasivažinėjimus. Blemba. Reikia kažką nusipirkti, kad pasmulkinti pinigus, tu kalė. Einam į traukinį, traukinuką. Kiek žmonių. Oh, hello.